Jei pirkote naujos laidos automobilį, Nissan, Honda, Kia, Toyota arba Hyundai, pastebėsite jame naujai įdiegtą funkciją. Tai priminimas jums, kad sustojęs ir išjungęs variklį, pažiūrėtumėte į galinę sėdynę. Neseniai buvau užsinuomojęs automobilį, jei sustabdžius salone pasigirdo lengvas signalas. Ėmiau dairytis ir prietaisų skydelėje pastebėjau užrašą. Pažiūrėkite į galinę sėdynę. Pamaniau, jog tai puiku. Nes šių automobilių gamintojai tiki, kad kiekvienas kūdikis yra brangus ir neturėtų nukentėti. Manau, kad tokiu atveju buvo ne vienas, bet ypač įsimintinas yra praėjusios vasaros įvykis, kai saulės prikaitintame automobilyje mirė jame paliktas kūdikis. Todėl dabar gamintojai automobiliuose įmontuoja priminimo signalą. Prisimenu pranešimus per žinias ir kaip piktai reagavo užkalbinti žmonės. Jie piktinosi įvykių motinos nerūpestingumu ir negalėjo patikėti, kad motina paliko savo kūdikį ant galinės automobilio sėdynės ir jis mirė saulės karštyje. Nes niekas nenori matyti skriaudžiamo kūdikio. Ir visi tiki, kad kiekvienas kūdikis yra brangus. Taip pat prisimenu, jog praėjusią vasarą pažiūrėjęs tą žinias, aš atsigręžiau į savo žmoną ir pasakiau jai, jog ne visada suprantu mūsų kultūrą. Nes ta pati mama ir tas pats kūdikis tiesiog prieš keletą mėnesių galėjo patekti į abortų kliniką ir ten galėjo pasibaigti to kūdikio gyvenimas, o per žinias mums nebūtų apie tai pranešta ir niekas dėl to nesipiktintų. Iš tiesų, tai tie patys žmonės, kurie visaip peikė motiną palikusią kūdikį numirti tvankiame automobilyje, dabar pasisakytų už jos teisę sunaikinti tą patį kūdikį ir tai pavadintų reprodukcinę teisę arba panaudotų eufemizmą – reprodukcinę priežiūrą. Tas pats kūdikis, ta pati motina, jokio skirtumo, tik kelių mėnesių laikotarpis. Reprodukcinė priežiūra skamba kaip visai malonus eufemizmas. Bet iš tiesų reiškia, jog klinikoje kažkas sumoka už tai, kad į gimdą būtų įvestas chirurginis įrankis, kuriuo įsčiose esančiam kūdikiui būtų nutraukiamos rankos ir kojos, tam, kad jis mirtinai nukraujuotų, o tada to berniuko ar mergytės kūnelio dalis po vieną išsiurbtų iš gimdos. Ir tai vadinasi reprodukcinė priežiūra. Bet aš nesuprantu, kodėl tai yra norma, o vaiko palikimas tvankiame automobilyje ant galinės sėdynės yra tragedija. Galbūt dėl to, kad mes esam tiesiog tokia tauta. Kai kurie žmonės bijo atsakyti į visiškai aiškų klausimą. Ar tai kūdikis? Klausimas yra labai aiškus. Veidas, dvi akys, burna, smakras, pirštukai. Ar tai kūdikis? Tai paprastas vienintelis klausimas. Ar tai vaikas? Gal tuomet reikia mėginti atsakyti į kitą klausimą. Ar visi vaikai vertingi? Ar tik kai kurie iš jų vertingi? Šiandieninėje mūsų visuomenėje turėtų būti labai svarbios diskusijos apie faktus. Žmonės sako, mes skirtingai vertiname tuos pačius faktus ir tiesas. Faktai negali būti tavo ar mano, nes faktai nešališki. Bet viešoji žiniasklaida sumažino mūsų kaip tautos galimybę pripažinti aišku ir akivaizdų faktą, akivaizdžią tiesą. Todėl turiu paklausti dar kartą. Ar tai kūdikis? Taip ar ne? Nes jei mes, tarkim, sutariam, kad pripažinsime bent pagrindinius faktus, tada kaip dėl šio fakto? Ar tai žmogaus vaikas? Su ateitimi, turintis tikslą ir vardą? Ar visi vaikai vertingi? Ar tik kai kurie?
Auksas yra vertingas nepriklausomai nuo jo dydžio. Pavyzdžiui, mano sutuoktuvių žiedas. Daugelio sutuoktuvių žiedai yra auksiniai. Jei ant grindų rastume auksinį žiedą, juk tai būtų vertas radinys, nepriklausomai nuo jo dydžio ir dizaino. Mes jo nepaliktume, juk auksas yra vertingas ir jį vertina absoliučiai visi, kaip ir kiekvienas senatorius šioje salėje pripažįsta aukso vertę. Šiuo metu už unciją aukso tenka mokėti $1800 ir sutinkame, jog didesnis ar mažesnis gabalėlis aukso vis tik yra vertingas, bet niekaip negalime sutarti dėl vaikų vertės. Ir tiesiogiai, kai kuriems žmonėms šioje salėje auksas yra vertesnis už vaikus. Vaikai nėra vertingi tik kartais arba tik kai kurie iš jų. Jie yra vertingi iš esmės. Juk negali būti, kad jei mama ar tėtis nori vaiko, tai jis vertingas, o jei nenori, tai nevertingas. Vienkartinis. Tarsi mama ar tėtis galėtų pasirinkti, kas yra brangus, o kas tik medicininės atliekos. Ar čia vaikas? Tai vienintelis paprastas klausimas, į kurį reikia atsakymo, iš kurio išplaukia visa kita. Šioje salėje būna politinių pokalbių apie vaikų vertinimą ir kiekvieną kartą kyla triukšmas. Žmonės sako, na, jūs nefinansuojate vaikų išsimokslinimo ir priežiūros, o taip pat ir bendruomenių sveikatingumo. Taigi jūs nemylite vaikų. Aš sakyčiau, kad praėjusiais metais balsavau už tą patį biudžetą kaip ir jūs. Už $milijardus skirtus vaikų priežiūros pagalbai, taip pat už $milijardus skirtų remti ikimokyklinį, pradinį, vidurinį išsilavinimą bei aukštąjį mokslą. Pagalba trumpalaikiams išmokoms, taip pat pagalba mamų poreikių patenkinimui, bendruomenių sveikatos priežiūros pagerinimą, valstybės lėšomis remiant sveikatos priežiūros centrus. Taigi balsavau už tuos pačius dalykus, už kuriuos balsavo ir dauguma čia susirinkusių. Aš rūpinausi vaikais, palikusiais įsčias. Bet šitie klausimai nėra pirmaeiliai. Jie yra kaip trukdis esminiam klausimui. Nes kai aš paklausiu, ar čia vaikas, žmonės atsako kitų klausimų, ar jūs rūpinatės vaikų ir sveikatos priežiūrą. Tada aš atsakau, palaukit, pirmiau atsakykit į mano klausimą. Ar čia vaikas? Bet galbūt aš turėčiau pažvelgti dar giliau ir paklausti taip. Ar visi šioje salėje esantys tiki principu, kad kitiems turėtume daryti tai, ko norėtume, kad būtų padaryta mums? Ko norėtum, kad tau būtų padaryta, tau esant įsčiose? Ir aš nesprendžiu šios problemos lengvai, nes kai kuriems žmonėms tai yra labai sunkiai problema. Ir nemanau, kad į abortų kliniką žmonės eina išdidžiai pakeltą galvą, o kas patyrė aborto procedūrą, tai tikrai tuom nesidžiaugia. Negaliu ir įsivaizduoti, kad patyrusios abortą moteris pamirštų abortą lydėjusius vaizdus, garsus, kvapus, ir žinojimą, jog tuo metu miršta bejėgis kūdikis. Aš liūdžiu dėl mamos ir tėčio, kurie niekada nepamirš, jog nuėjo į kliniką ir kažkam sumokėjo, kad atsikratytų savo kūdikio. Reprodukcinės priežiūros vardu. Negaliu įsivaizduoti jų emocijų. Bet mes, kaip visuomenė, vis vien turime atsakyti į šį klausimą. Dėl kiekvieno ateinančio vaiko. Prieš 48 metus aukščiausiasis teismas padarė sprendimą, dėl kurio Amerikoje turėjo mirti 62 milijonai kūdikių. 62 milijonai. Sunku tai suprasti. Ne taip kaip kitus, šio sprendimo Amerika nepamiršo. Mūsų kultūra ne tik priėmė tai ir pasidavė. Bet kiekvienais metais nuo 1974 po Roe prieš Wade bylos sprendimo žmonės iš visos Amerikos susirenka į Vašingtoną ginti negimusiųjų. Draugai, šeimos, bažnyčių vyresnieji, bendruomenės kiekvienais metais sausio pabaigoje per lietų, sniegą, šlapdribą, šaltį žygiuoja už gyvybę. Taigi žmonės susirenka. Šiais metais dėl karantino saugumo reikalavimų Vašingtone viskas bus kitaip. Žygio dalyviai liks namuose, bet jungsis nuotoliniu būdu ir tikėtina, jog dar daugiau žmonių dalyvaus virtualiai. Tikrai tikiuosi, kad šiemet prisijungs daugiau žmonių. Studentai, šeimos ir dažnai iš viso pasaulio atsitiktinai prisijungę žmonės iškelia tą patį klausimą. Ar mes pripažinsime akivaizdžiausią prieš savo akis turimą faktą, jog tai kūdikis?
Prezidentas Bidenas šią savaitę pasidžiaugė Roe prieš Wade pergalę ir nori išleisti federalinį įstatymą, reikalaujantį, kad kiekvienoje Amerikos valstijoje būtų pasirūpinta aborto paslauga. Ir ne tik remtis istorinio teismo sprendimu, bet nori, kad mes pagal įstatymą aktyviai reikalautume, jog kiekviena valstija savo teritorijoje privalomai atliktų abortus, o mokesčių mokėtojai savo sunkiai uždirbtomis lėšomis juos apmokėtų visoje Amerikoje. Dar netaip seniai, būdamas senatoriumi, Bidenas sakė, jog mokesčių mokėtojai neturėtų mokėti už abortus. Taigi, kad jie neturėtų mokėti už kažką, su kuo jie morališkai nesutinka. Taip pat visai neseniai senatorius Bidenas sakė, jog abortas turi būti oficialus, saugus ir retas. Bet dabar per pirmąją savo prezidentavimo savaitę jis kaip įmanoma greičiau stumia abortų paslaugą ir reikalavimą juos apmokėti iš mokesčių mokėtojų kišenės. Taip pat gana skaudus prezidento Bideno paskirimas į sveikatos priežiūros sekretorius asmens visiškai šioje srityje neturinčio patirties. Daugelį iš mūsų tai šiek tiek nustebino, nes paprastai sveikatos priežiūros vadovais būna medikai arba mokslininkai, kas būtų visai suprantama milžiniškos pandemijos laikotarpyje, kad sveikatos priežiūros sistemai vadovautų gydytojas. Tačiau prezidentas paskyrė asmenį, kurio didžiausia kvalifikacija – žymiausias šalyje radikalus abortų šalininkas. Jis buvo priimtas į rūmus, paskirtas Kalifornijos generaliniu prokuroru ir jam buvo aiškiai pažadėtas postas sveikatos priežiūros srityje. Duosiu jums pavyzdį, kodėl taip kalbu apie poną Becerrą. Pacituosiu jums keletą reikšmingų faktų. Būdamas Kalifornijos generaliniu prokuroru, ponas Becerra nuvyko į Misisipės valstiją pareikšti tai kitai valstijai ieškinį, nes Misisipės valstija svarstė apriboti aborto laiką iki ankstyvojo nėštumo. Jie sakė, kad kai kūdikis jau pradeda jausti skausmą, mes nebeturėtume įsčiose draskyti jo į gabalus, nes jau yra išsivysčiusi jo nervų sistema. Ponas Becerra vadovavo valstijos advokatų sąjungai ir sakė, kad jūs negalite apsaugoti vaikų tokiu būdu. Taip pat jis ginčijosi Jungtinių Amerikos valstijų apeliacinėme teisme 9-ojoje apygardoje dėl mažųjų vargdienių seserų bendruomenės, reikalaudamas, kad šios vienuolės teiktų gimstamumo kontrolės paslaugas. Taigi šios vienuolės patyrė jo puolimą, spaudžiamos priimti šią darbotvarkę. Kaip atstovų rūmų atstovas, jis balsavo prieš likusių gyvais kūdikių apsaugą. Tai reiškia, jog jei per nepavykusį abortą vaikas nebuvo nužudytas, bet gimė gyvas, ponas Becerra sakė, net jei vaikas pilnai gimė, jis vis tiek turi būti sunaikintas, nors jau gimė. Ir tai yra suprantama, nes jis, kaip atstovas, taip pat kovojo prieš dalinio gimdymo aborto draudimą. O tai reiškia procedūrą, kada dar ne visiškai gimus vaikui, jo galva perduriama žirklėmis ir taip jis nužudomas. Ponas Becerra balsavo prieš šios procedūros draudimą. Taip pat jis balsavo prieš negimusiųjų pripažinimą smurto aukomis. Ir tai man yra nenormalu, nes kriminalizuotas liko tik atvejis, jei kas nors užpuolė nėščią moterį ir nužudė jos kūdikį. Tai tokiu atveju nusikaltėlis yra atsakingas ir už kūdikio žūtį. Taip pat ponas Becerra nenorėjo pripažinti, jog vaikas yra vaikas, net kai jo motina tvirtina, jog tai vaikas. Jis taip pat kovojo prieš valstijų sienų uždarymą nepilnamečiams, sakydamas, kad jie neturi gauti tėvų leidimo kirsti valstijos sieną ir pasidaryti abortą kažkur kitur. Kaip Kalifornijos generalinis prokuroras, jis kovojo reikalaudamas, kad bažnyčios mokėtų už abortų paslaugas, kurios turėtų būti įtrauktos į jų sveikatos priežiūros planus. Ir tai yra tiesioginis religinių įsitikinimų pažeidimas. Sunkiai tikėtina, bet jis taip pat kovojo, keldamas reikalavimus ir klinikoms už gyvybę, kur žmonės ateina ir sako, aš nenoriu aborto, bet man reikia sonogramos, daugiau informacijos apie mano kūdikį. Taigi, jeigu tu ateini į organizacijos už gyvybę kliniką ir gauni sonogramą, jis kovojo reikalaudamas, kad toje klinikoje ant sienos būtų plakatas, sakantis, jog jei planuoji abortą, tai turėtum jį pasidaryti čia.
Taip klinika turėtų peršokti nuo gyvybės saugojimo prie abortų reklamos, raginimo žudyti vaikus. Dar keisčiau nutiko Kalifornijoje, kur buvo nufilmuota, kaip grupė asmenų vykdo abortuotų kūdikių kūnelių dalių prekybą. Tai buvo nufilmuota. Tačiau, neliesdamas prekeivių vaikų kūno dalimis, Becerra užsipuolė įvykį nufilmavusi asmenį ir jį paviešino. Visa tai nereiškia pono Becerros puolimo. Aš tiesiog šokiruotas, kad visi šitie dalykai yra laikomi norma. Nesuprantu to kultūriškai. Nesuprantu, kaip žmogus, kuris buvo paskirtas vadovauti žmogaus ir sveikatos priežiūros tarnybai, gali sakyti, kad vaikas yra subžmogus, ne visai žmogus. Tai reiškia, jog jis sako, aš neturiu pripažinti jo žmogumi, nors esu žmogaus priežiūros tarnybos vadovas. Čia tiesiog biologinių audinių gniužulas, bet ne žmonių vaikas. O aš tikiu, kad vaikai yra žmonės. Ir mes turėtume gerbti kiekvieno vaiko gyvybę. Ir turėtume pajėgti pagrįsti savo tvirtinimą, įgalinantį per nesėkmingą abortą gimusiam kūdikiui suteikti medicininę pagalbą. Aš nesuprantu, kodėl taip sunku tai padaryti. Aš nesuprantu, kodėl negalima pasakyti, kai kurie žmonės yra pasibaisėję negimusių vaikų žudymu, nespauskite jų apmokėti abortus. Aš nesuprantu, kodėl tai prieštaringa. Nesuprantu, kodėl yra prieštaringa tai, jog kai vaikas įsčiose gali jausti skausmą, neturėtume jo ten suplėšyti į dalis. Nesuprantu, kodėl tai prieštaringa. Nesuprantu, kodėl kai kam yra prieštaringa tai, jog asmuo prisiekęs rūpintis sveikatos priežiūrą, savo darbdavio neturėtų būti verčiamas atimti kažkam gyvybės per aborto procedūrą. Nesuprantu, kodėl tai prieštaringa. Bet dėl kai kurių priežasčių tai prieštaringa. Tarp pagrindinių Amerikos teisių į gyvenimą, laisvę, laimės siekį. Vienas iš svarbiausių dalykų išplaukiančių iš mūsų steigiamųjų dokumentų yra tai, jog šie dalykai vadinami savaime suprantamais. Faktai lieka faktais, ypač jei tie faktai turi veidus. Kaip galima žiūrėti į šį atvaizdą ir sakyti, jog tai nėra žmogaus vaikas? Kaip mes galime nepripažinti elementaraus fakto? Suprantu, kad kai kuriems žmonėms yra labai sunku, nes jie daugelį metų kovojo dėl abortų ir nenori nieko keisti, nes prieimus permainas tektų prisimti ir atsakomybę dėl milijonų vaikų mirčių, įvykusių su jų žinia. Tokį dalyką nėra lengva pripažinti. Bet prašau, nesakykit man, kad jūs remiatės mokslu. Nes šis vaikutis turi po 10 pirštukų ant savo kojyčių ir rankyčių, ir plakančią širdelę, ir veikiančią nervų sistemą. Šio vaiko DNR yra kitokia negu jo mamos ar tėčio, ir tai nėra atsitiktinių biologinių audinių gniužulas, o atskiras asmuo. Ir mokslas tai patvirtintų, todėl prašau, nesakykit man, jog remiatės mokslu, visur, kur tik to prireikia. Nes kai kurie faktai yra akivaizdus. Ir mokslas čia taip pat visiškai aiškus. Ir visa tai lengvai išsispręs, kai mes atsakysime į vieną paprastą klausimą. Ar tai vaikas, ar ne? Nes visa kita išplaukia iš to. Linkiu sėkmės tiems iš jūsų, kurie šią savaitę dalyvausite eitynėse už gyvybę nuotoliniu būdu. Laikykitės. Nepasiduokit. Ginkite akivaizdžius faktus. Kalbėkite už tuos, kurie negali kalbėti už save patys. Nes milijonai ateities amerikiečių pasikliauja jumis. Ir jie viliasi, kad kažkas pripažins veidus turinčius faktus, kuriuos jums pateikiau.